Algi, pasidėk telefoną. Aš jungiu ir viską. Tai Algis Biguzas, tapytojas, menininkas, dėstytojas, Vilniaus dailės akademijos bendruomenės narys ir tokiu labai keistų laikų buvęs Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. Tai metai tie keisti yra 1992–94, tai kaip mes kartais juos ironiškai vadinam laukiniai 90-ieji. Tai pirmas klausimas gal būtų, koks įvykis per 1992–4 atnešė daugiausia bemiegių naktų? Gavosi tokia situacija, kad aš paveldėjau atidavimą senosios dailininkų sąjungos Kosciuškos gatvėje ir persikraustymą į cheminę parduotuvę. Taigi, tas persikraustymas. Bet prieš tą persikraustymą tai dar buvo tas atvejis, kai atiduoda tik tai vieną dalį to pastato, o sandėlių neduoda. Nu tai kiek reikėjo įrodinėti valdžiai ir ten teisininkam ir panašiai ten, bet tai šiaip ne taip, per visokius, nu ir būdavo, reiškia, ambasado priėmimai, dar kitokie susitikimai ir taip toliau, tiek įkirėjau, kad galų gale tikrai dar prirašė vieną žodį, kad su viskuo, su sandėliais. Ramiau miegojus. Visko, nu tai dalinai taip. Kokia veikla, būnant Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininku, buvo didžiausia sėkmė ir didžiausia nesėkmė? Na, sakykim taip, nesėkmė arba tai, bet tai buvo jau prieš mane užprogramuota. Sakykime, reiškia, kad kai teko bendrauti su Estijos dailininkų sąjungos, reiškia, pirmininku, tai jie neturi jokių problemų su dirbtuve. Todėl, kad jų neleido niekam privatizuoti visiškai. O pas mus, reiškia, viskas, reiškia, dingo ir dabar rezultate gavosi taip, kad, reiškia, iš daugumos dirbtuvių pasidarė kažkokios kitos patalpos, jos yra komercinės, yra gyvenamos, yra dar kažkokios nuomojamos, pernuomojamos ir taip toliau. Tai toks, nu, mąstymai, reiškia, kaip ir, bet nieko nebesuks atgal, yra kaip yra. Sakyk, ar yra viena tokia darbo diena, pavyzdžiui, galėtum staiga prisiminti kaip kažkokią tokią, crazy dieną, nuo ryto iki vakaro, staigiai papasakot, galėtum? Kai tik tai koks nors posėdis, tai visą laiką, reiškia, nuobodu nebuvo, nes buvo labai stipri, reiškia, sakykime, opozicija, dar tuo metu nebuvo įsitvirtinusi arba tik kūrėsi autorinė teisų agentūra, tai kažkam labai autorinės teisės, kažkam būtinai gamyba, šildymai, elektra ir visokie kitokie, patalpos, šaltos, dar kiti, nu tai tokio būdavo, reiškia, sakykime, lengvo chaos. Kaip tu įsivaizduoji, bet šitas angliakas šventasis, kokios rūšies cigaretę jisai rūko? Tai dabar reikia pasižiūrėti, aš neužmiršau, reiškia, ir ten priima arba ne. Gal ir su filtru rūko, ką čia gali žinoti. Gal jis buvo turėjęs kokių nors santykių, reiškia, ir dabar, reiškia, po viskam jisai ilsisi, kodėl visi, reiškia, šventai, arba dar kažkokį tai įsivaizduoja, nors ar visi šventieji, o visi vienodėmis galėtų būti.